Didžioji dalis mano gyvenimo vyksta ne trasoje, o čia namuose, kai lenktynės nevyksta. Viskas susideda iš disciplinos, mokslai, važiavimo analizė ir kūryba. Niekas nevyksta per vieną dieną, dauguma dalykų susideda iš mažų paprastų, bet tikslių žingsnių. Kartais atrodo, kad progresas juda lėtai, bet būtent šitas etapas ir kuria pagrindą. Pasiruošimas, analizė, kartojimas, viskas turi būti savo vietose. Moku susikoncentruoti ne tik galvą, bet ir kūnu, kaip sėdžiu, kaip laikau rankas, kaip laikau nugarą, nes nuo to priklauso, kaip ilgai galiu išlaikyti dėmesį. Trasoje viskas paprasta, arba važiuoji greitai, arba ne. Kartinge neturi laiko galvoti, sprendimus priimi iš to, ką esi išmokęs treniruotis. Trasoje sprendimai priimami per sekundės, namie per valandas. Po važiavimo viskas grįžta į analizę, žiūri, kur praradai laiką, kur gali būti efektyvesnis. Po mokyklos grįžtu prie tų pačių tikslų, tik kitų formatu. Mokslai irgi yra pasiruošimo dalis, be jų nebus nei planavimo, nei pasirinkimo ateityje. Spydyti pradėjau kurti būdamas 14, nes supratau, kad autosportui neužtenka tik važiuoti. Jei nori daugiau galimybių treniruotis ir tobulėti, turi pats kurti savo aplinką. Kai kūnas jaučiasi patogiai, lengviau išlaikyti stabilumą ir fokusą.